Ankstų rytą švelnus vėjelis. Šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Labas. Klastingas ir neprognozuojamas virusas buvo įveikęs Gintarą Vačekauską, tačiau vėliau pats virusas sudžiuvo ir nugaišo, tad mes vėl grįžome į Baltikum televizijos eterį. Šilutės rajone jaunas vairuotojas pražudė savo šeimą. Sunkiajam šalies transportui ši žiema per slidi. Už gargždų apvirto pienovežis, o magistralėje sudužo skubiųjų siuntų vilkikas ir automobilis Audi ant tilto atitvarų pasimovė kaip kiaulienos mėsgalis ant iešmo. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Твою мать. Per savaitę nuo sausio 25 iki 31 dienos šalyje užregistruoti 64 įskaitiniai eismo įvykiai. Žuvo 8 žmonės, 4 keleiviai, 2 vairuotojai, 2 pėstieji. Žuvo 6 vyrai, 2 moterys. Žuvusiųjų amžiaus vidurkis 35 metai. Sužeisti 75 žmonės, tarp jų 13 nepilnamečių. Pirmas siužetas bus apie žiemą, nes sausis buvo tikras žiemos mėnuo. Ir tai niekam nepaslaptis. Pamenate, prieš kelias laidas šioje sankryžoje mes jau lankėmės, kai girtas švedas kabutėse, Macučių sankryžoje už gargždų sukėlė avariją. Tada avarija vyko jau temstant ir švedas kabutėse sukėlė avariją, kai lindo iš šalutinio kelio ir kliudė pagrindiniu keliu važiuojančią mašiną. Šį kartą taip pat mašinėlė lindo iš šalutinio kelio ir pabaidžiusi pienovežio vairuotoją tą nuvijo į griovį, kur jis ir apvirto. Ponas Antanai, tai sako, pamaišė jums kažkokią mašiną, sako? Nu, iš čia važiavom, pamaišė. Iš šalutinio kelio neišvažiavo? Iš čia jie važiavo. Nu tai nuo Macučių, nuo Glonėnų. Jūs turėjo įleisti iš tikrųjų pasukti. 62 vilkiko Scania vairuotojas buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Buvo ta mašinėlė ar nebuvo, jau nelabai ir svarbu. Mašina gulė ant šono su 24 tonomis telšietiškų pieno išrūgų Glonėnų paršams, kurie tą vakarą liko be vakarienės. Antanas vilkikus vairuoja tik 2 metus, tačiau anksčiau daug metų dirbęs kelininkų. O jų kelininkai tai tikrai turi supratimą apie kelio dangas žiemą ir kokiu greičiu galima važiuoti. O greitis gali būti vienas, saugus, kad sukdamas lengvame posūkyje neatsidurtum griovyje. Įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, kurie užsandarino cisterną, kad neišbėgtų visos išrūgos, bei atjungė akumuliatoriaus baterijas. Ir kitas siužetas apie nesėkmes, kuris žiemą užklumpa vilkikus. Magistralėje Klaipėda-Kaunas skubių siuntų vilkikas, vairuojamas 32 metų klaipėdiško Bernardo, nuvažiavo nuo kelio į skiriamą juostą. Čia pervažiavo 40 metrų atitvarų, jos aišku sulankstė ir nurimė sustojo nosimi žiūrėdamas jau kitoje magistralės pusėje prieš eismą. Pasak Bernardo, sprogo priekinė dešinės pusės vilkiko padanga. Nu, tu važiavau 70, staigiai, viskas. O važiavot nuo Klaipėdos, supratau? Ne. Pirma jos 70 greitai viskas yra. Aš. Bernardas pasižiūrė, kad tuo metu iš priekio nuo kalno net važiavo kokia mašinėlė, tada būt buvę reikalų už tilto per miniją. Bernardas užsivilko šviesą atspindinčią liemenę ir nuėjo link Kauno mosuoti su prožektoriumi, idant kas nepalystų po vilkiku. Bernardas mosavo, o Škodos vairuotojas, pamatęs bėdą priekyje, staiga kirto per stabdžius ir jo mašina sudužo į atitvarus. Tu jūs pamatęs ten, kad vilkikas stovi, pabandėt stabti? Taip, nežinau, visą kelią ištvėręs, ne visą. Aha. Jau galvojau, kur dingti, kur į šoną. Škodos vairuotojas prisipažins, kad jeigu ne Bernardo mostai su prožektoriumi, jis būtų su visa mašina palindęs po vilkiko priekiu. Situacija dramatiška. Eismas magistralėje buvo sutrikdytas kokioms 3 valandoms. Nedaugiau buvo užtverta antra eismo juosta, jeigu važiuoti link Klaipėdos. O ir pačioje Klaipėdoje nesisekė vilkikams. Štai Šilutės plente vienas bandė įvažiuoti į apsisukimą ar ką, tačiau užvažiavo ant skiriamosios juostos, antrasis su virve pabandė aną atbulą ištraukti, trūko virvė, prikabino dar, patraukė ir ištraukė.
Penktadienio rytą snieguotoje Klaipėdoje, Liepų ir Herkaus Mento gatvių sankryžoje susidūrė keleivinis taksi vežęs 8 keleivius ir automobilis Renault sukęs kairėn. Sukau kairę, štuktų gatvės, ta prasme. Aha. Sakinė teko, sukau kairę. Pro jos tai stovi 2 autobusai, iš tos 2 autobusus lengvoji mašina. Tai sukau kairę. Aha. Vienas autobusas irgi sukau kairę. Neišvažiavo labai per daug vidurio sankryžos. Aš žiūriu, kad pirmoji eilė atrodo nėra. Galvoju, duosiu gazo, daviau gazo. Parbėga maršrutinis pirmoji eilė. Stabdymo kelias nuo perėjos. Čia ant šito, čia žinot, stabdymo kelias bus. Ta prasme, ne, aš nieko nesakau. Jūs sukote kairę, žinau, kad variantų kaip ir nebėra. Bet ta prasme, kad matot, buvo keleiviai. Aš ta prasme laukiu policiją, aš nežinau, kaip su keleiviais čia bus, kad atrodo sužeistų nėra, bet aš niekada nepildžiau deklaraciją. Supratau, atvažiavo jau. Kiek keleivių buvo? 8. Aš čia dažnai važiuot, kiek suprantu. Jo, kiekvieną dieną. Nu, ir suprantu, kad čia taip ir būna, žinokit, kad kažkas tai suka į kairę. Būna, tai čia žinom, autobus, bet vis tiek turi žalias, tarp žalio važiuoju. Kas suka į kairę, tas kaltas. Kitaip nebus. Per avariją keleiviai nenukentėjo, jiems buvo grąžinti pinigai po 2,5 lito už litrą ir pasiūlyta tęsti kelionę su kitu, šiek tiek sėkmingesnių keleivinių taksi automobilių už 2,50. Galvojame, kad pas laikas būtų pakalbėti apie tai, kad Herkaus Mento ir Lydekių gatvių sankryžoje pasikeitė šviesoforo darbas. Ta proga ir avarija vyko, tačiau kad ta avarija ne sankryžinė, o užpakalinė slidinė. Ponia su Mazda atsimušė iš Škodą, ta truktelėjo per taksi užpakalį. Stovėt prie raudono? Taip, stovėjau prie raudonos, išgirdau smūgį ir po to iškart pajutau smūgį ir... Tai viena mergaitė? Taip. Slidoka čia? Viena. Labai slidoka. Prie sankryžų visada tai būna. Čia nusizulina sniegas iki ledinio slidumo. Tačiau, kad jau čia esame, tai pats laikas pakalbėti apie tai, kad pasikeitė šviesoforų darbas. Viskas, ko stovi pilietis, dabar tų atvažiuojančių nuo jūros laukti, kol pajudės, nereikia. Juos ten sulaiko šviesoforas. Gali drąsiai sukti kairę, nieko nepraleisdamas, nes nieko ir negali būti. Nes jeigu ir atsirastų kažkas, tai tas kažkas atvažiuotų per raudoną šviesoforo signalą. O taip daryti negražu. Vieną šeštadienį, o mes, tai laida Reidas, jos aparatai bei kūrybinė grupė apsilankė Lietuvoje, kur tuščiose bendrijos gatvėse net ir žiemą įvyksta avarijos, automobilių susidūrimai. Pervalkos ir Kairių gatvių sankryžoje iš šalutinės Kairių gatvės parlėkęs Renault Space vairuotojas nepraleido pagrindinę Pervalkos gatvę važiuojančio automobilio Mazda 626. Aš ten važiavau. Pagrindiniu keliu. Jo, jis iš ten. O jis atvažiavo iš šalutinio kelio. Net nestabdės nieko su dideliu greičiu. Aha. Nu ir ką? Stabdžiau, nu ką. Rezultatas matosi. Nu, rezultatas toks nei šioks, nei toks, sakykit. O tai kodėl deklaracijų nepildot? Kad jisai draudimo neturi. Ir technikinės nepraėjus. Nu va, prasideda bėdos. Per avariją niekas nenukentėjo, o avariją sukėlęs Renault vairuotojas, Lietuvos sodų gyventojas, čia važiuojantis nedažnai, kurio automobilis atbulas nuskriejo iki Velinės tvoros, sakė, kad jam kažkas buvo pasidarę negera, kažko sustreikavo širdis. Tai jis ir nepastebėjęs kitos машиnos. Господин Владимир, скажите, пожалуйста, как случилось, вот, что вы не увидели этой машины? Что случилось? Сердце? Плохо стало? Nu, не очень. Abu incidento vairuotojai buvo blaivus, tai mes ir sakome, kad Lietuvoje būna ir blaivių avarijų per neapsižiūrėjimą, nes visat čia girtuokliai prisidirba. Beje, Renault Space automobilis važinėjo be techninės apžiūros, todėl ir policijos pagalbos prireikė Lietuvoje, kad būtų Vladimirui surašytas protokolas už netinkamus veiksmus tuščiose sodų takeliuose. Tai mes bandėme paaiškinti ir vietiniam Führeriui, kuriam matote policijos automobilis pasirodė bestovys ne vietoje. Tai sakau, tai jūs... O kodėl jie turi pasitraukti? Kur čia jūsų kelias yra? Vidury kelio, kelias jūsų. Kur vidury kelio? Pagarbos gal šiek tiek galėtume turėti, ar ne, ponas? Kur keliaujate dabar? Namo. Į pietus? Kur į pietus? Supratau. Smarkiai vilkikai taškėsi pirmoje laidos dalyje, leiskite su vilkiko avarija pirmąją laidos dalį ir pabaigti. Nepatikėsite, tačiau vieną sekmadienį, kai viena tautos dalis eina į bažnyčią, kita tautos dalis vairuoja, kelyje Klaipėda Šilutė, pravažiavus Rimkų viaduką, pasiklydęs vilkiko vairuotojas Giedrius, supratęs, kad šalies sostinė nėra Šilutė ir kad ta sostinė yra kitoje pusėje, pabandė apsisukti per apsnigtą žalią skiriamąją juostą. Ir už tai gavo nuo Renault Space į šoną. Giedrius buvo nekalbus, teisingai, mes irgi nekalbėtumėme po tokių nesąmonių. A tai norėjot apsisukti šį čia, pons? Norėjau. Atsisuk truputį.
Čia visi sukatės, matau, žiūrėk, va, pagal vėžės, o ne? O pašnekėsi su manim? O kas pasiklydai, ar kas buvo? Pasiklydau. Pasiklydai? Už tai Renault ekipažas iš Šilutės patyręs, ką reiškia prieš nosį pamatyti vilkiko šoną, buvo kalbesnis. Jis važiavo priekį, tiesiai per tiltą. Aha. Reiškia per tą veduką. Mes iš paskui. Jis čia pasidavė į dešinę pusę. Aha. Į dešinę pusę. Aš sakiau, jis ten sustos, ar nuo kraštų važiuos. Ir mes čia lenkti, susilyginau su priekaba. Ir tik žiūriu, vis užsuko, ant stabdžių man slysta. Niekur dingo. Gyvi, sveiki esat, viskas tvarkoj bus. O tą plasmasę, kaip nors mes susitvarkysime. Kas čia? 73 Renault Space vairuotojas spėjo, kad jį ir jo ekipažą išgelbėjo vien tai, kad jam amžius nebeleidžia lakstyti su mašina kaip jaunystėje. Tai taip ir susiglausta šonais. Nestipriai, bet nemaloniai. Reklama. Tai kaip šventosios karvės penys, iš kurio maitinasi visos televizijos ir laidos. 19-metis vairuotojas žuvo pats ir užmušė savo šeimą. Visiškai girtą šio vilkiko vairuotoją Baltarusiai magistralėje sulaikė kolegos iš Lietuvos. Vienas keleivinio autobuso vairuotojas per savaitę į avarijas pakliuvo net 2 kartus ir trumpa istorija apie šlapius, girtus, tačiau laimingus asilus. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Mes paruošėme jums dovanas, kurių užteks visiems metams. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę ir 2 pasirinktus teminius paketus, žiūrėkite nemokamai visus metus. Baltikum – tikros dovanos, ne pažadai. Tai buvo visa reklama, nu mes tęsime laidą. Vienas pirmadienis kažkam išaušo girtas išaušo, tai išaušo, sėdėk ir nejudėk, pajudėsi bus blogai. Rolandas pajudėjo ir prisidirbo. Pajudėjo vos, pajudėjo atbulas, tačiau užkliuvo už pravažiuojančio polo. Aš čia pro šalį važiuoju, jis atbulas stumės ir įrėmė gal. Vat su Volkswagenu šito važiavo, taip? O jo mašina kokia? Jūs galvojat, kad jis girtas? Nu, taip, kvapas yra tikrai. Labą dieną. Į katastrofą pakliuvot? Trupučiuką? Blaivas esat? Beveik. Ai, beveik. Čia tada... Žinau, čia reikia pastikrinti. Čia tada klausimas jau kitas, jeigu beveik. Nu, žinokit, būtinai. Jeigu būtumėt blaivas, aš ko gero būčiau ir išvažiavęs, žinokit. Daug jūs geras? Nu, 100 gramų. 100 gramų. 100 kada? O kada? Ryte? Prieš avarį. Dabar? Ne, prieš. Nu, 100 gramų tiek daug nerautų. 1,75. Ne. Taigi, 1,75 promilės alkoholio, vidutinis girtumo laipsnis, 1000 bauda ir vairuotojo pažymėjimo netekimas. Ir čia galima sakyti, kad šaldytom žuvims tai yra tas pats, kas jas vežioja. Tai mums yra ne tas pats. Girti kiti eismo dalyviai ar blaivus. Tuo metu viename jautriame Taikos prospekto kieme susibaladojo 2 automobiliai. Kas čia vyrai buvo? Aš iš ten, iš poliklinikos. Iš poliklinikos. O pats tiesiai norėjai važiuoti? Jo, aš ten parvažiavau, iš tenais. Kas kaltas? Situacija nėra įmantri, ji yra paprasta. Čia reiktų praleisti kliūtį iš dešinės ir tiek žinių. Pildom eismo įvykių deklaracijas ir atidarom eismą kieme. Savo ekranuose matote neeilinį pavairavimą magistralėje netoli Klaipėdos. Pripažinkime, taip vairuoti gali tik girtas. Tai viena. Antra, kas pasakys, kad video registratoriai yra nereikalingi? Jie yra reikalingi, kad po to Baltarusijos valdininkai galėtų pažiūrėti, kaip jų tautiečiai vairuoja. Tačiau užteks žaisti, važiuojame stabdyti vilkiką, kol tas neprisidirbo. Vilkiką sustabdė jaunas lietuvis, taip pat vilkiko vairuotojas. O čia žiūrėk, ir reidas privažiavo. Baltarusiš, держите на rusiš. Jo. Poнял. Aš supratau, kad jūs važiuojate iš Klaipėdos, bet galvojat, kad važiuojate iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį, taip? Jo. Не, jūs juokaujate. Išvažiavau. Jūs juokaujate. И последний вопрос, где вы напились? Почему? Почему мы напились? 381.
Валера? Я слушаю вас. Валера, 381. Я слушаю вас. Валера, 381. И такую машину рулили. Подожду. Валера. Можно вас... Господин Валерий, где вы напились и почему напились? Трудный вопрос. Тяжелый вопрос. Сложный вопрос. Валерija, kur pasigėrėt? Jeigu Klaipėda jums Belarusija ir važiavote į Kaliningrado sritį. Jo. Girtas buvo pilietis, labai girtas, vidurdienį pūsti 3,81 promilės alkoholio, tai rimto girtuoklio pasiekimas. O Sugerovas per incidentą net neatsikėlė, net nepabudo. Откуда друг у тебя? Спит. И выпили там, ей-богу. Я за всю жизнь только не выпил. Да ты ж, твою мать. Ты умный или не совсем? А как вы думаете? Я Вы думаю, умные. что вы умные, А вы? а вы тоже умные. А мы оба умные, да? Да. Но только вы пьяные, а я нет, пока. Ну, наверное. Слушай, Валера, а как с работой у тебя будет сейчас? Да, в принципе, знаете что? Не пойдешь в тюрьму в Минске? Лукашенко не посадит. Не посадит? Не, Он погладит, наверное. погладит. Погладит? Да. Я просто Наши за по границей. глазам вижу вас, что это самое, что... Да. Да. Что умный я тоже. Vėliau pilietis supratęs, kad dabar iš jo bus atimtas krovinys 23 tonos mandarinų skirtų Kaliningrado vaikams, visai pablūdo. Sugalvojo, kad atsipirks pareigūnams numesdamas 200 JAV dolerių. Šitie vaistai Lietuvoje nepadeda. Už tokius šposus Lietuvoje yra keliamas baudžiamosios bylos. Žiema saulė žema ir neprastai plieskanti. Būtent saulė apakino garbaus amžiaus automobilio Honda Civic vairuotoją. Ir jis, nepamatęs didžiulio kelevinio autobuso, pylė anam į šoną. Važiavau šitą pagrindinių kelių, šitą pagal maršrutų, 9 maršrutų šitą. Čia žmogelis nuo ligoninės važiavo, norėjo sankryžą kirsti. Čia stop ženklo šitą nesustojo. Saulė matyti apakino. Augęs žmogus, ką daryti. Aš jau net nemačiau, iš kur jisai išlindo. Pastebėjau saulę. Užakino, ne? Saulė užakino. Į ligoninę trumpam buvo išvežta lengvojo automobilio keleivė, vairuotoja pati, o su autobuso vairuotojų Sigitu mes dar pasimatysime toliau laidoje. Šį automobilį Audi A8 policijos patruliai stabdė Pilies gatvėje, tačiau girti džekiai nutarė nuo policijos pabėgti. Ir tada į gaudynės įsijungė Biržos tilto atitvaras, kuris mašiną perverė kiaurai. Įėjimo anga per variklį. Toliau vamzdis lenda tarp dviejų priekinių sėdinių ir išlenda per galinę lempą. Keleivis atsidaręs duris iš karto įkrito į danę. Tačiau išsikapanojo pats, o 21 metų vairuotojas per avariją susilaužė ranką. Laimingi, šlapi ir girti atsilai. Laimingi todėl, kad nenorams teko jos traukti iš upės dugno. Tegu padėkoja atitvarui, jis savo gerą darbą padarė. Nesvarbu, kad mašina perverė kaip kiaulienos mėsgalį. Svarbu, kad neleido nukristi ekipažui į upę. Senokai bebuvo koks nors automobilis gaudyklėje, šį kartą čia nebe automobilio BMW pagalbos į Baltijos ir Taikos prospektų žiedinės sankryžos duobę buvo nusviesta Toyota, važiavusi žiedu. Tai yra pagrindiniu keliu. O avarija vyko, kai nesuvaldytas BMW iščiuožė iš šalutinio kelio ir stuktelėjo Toyotai. Važiavau į žiedą, ramiai važiuoju. Pamačiau, kad sujaudavo kažkas vos ne prieš akis smūgis ir aš duobėjai. Nuo Akropolio parvažiavau, užlindau į antrą. Stabdžiau, nebestojo, važiavo tiesiai. O iš antros į antrą? Iš pirmos į antrą. Nes man reikėjo tiesiai važiuoti su pirmo, per pirmą nevažiuosiu tiesiai. Užlindau, bandžiau sukti, bet nebesisukti. Ir gavos, tas vyras parvažiavo iš šoną, gavos taip, kad numušė. Aš tik rytau, kad man mašinos neina stabdyti, čia žiūriu, kad tik žmonių nebūtų, kad neužliekčiau ant žmonių. Bet laimė, kad nebuvo nieko žmonių, tai... Toyotos vairuotojai buvo iškviesti medikai, bet po jų apžiūros nutarta į ligoninę nevažiuoti. Kad taip jau viskas gerai baigėsi, tai eismo įvykio dalyviai užpildė eismo įvykių deklaracijas, mašina iš duobės buvo užtraukta ir visi išsiskirstė, kas savo. O ką mes čia matome? Taigi Sigita, autobuso vairuotoja, kuris šioje laidoje jau dalyvavo vieno siužeto kūrime, o dabar antras kartas. Neįtikėtina sėkmė aplankė keleivinio autobuso vairuotoją Sigita. 2 kartus pasirodyti viename reide
Tai netgi laidos vedėjui Vačekauskui ne visada pavyksta. Tik skirtumas tas, kad aname siužete dėl avarijos buvo nekaltas, o dabar Sigitas kaltas, labai kaltas. Kur čia lėkti nuo kalno? Važiavau iš remonto, iš čia nuo Jokubavo, čia grynas ledas, šitą pradėjau stabdyti, pradėjo mašiną tiesiai eiti, šitą iš priekio fūros eina, šitą neturėjau ką daryti, sumečiau vairą į šitą pusę ir nebespėjau išlyginti. Nulėkė. Ir nuslydo mašiną į griovį. Nusiplovė autobuso vairuotojas, elektriko nesulaukė, tai nutarė pradžiavinti konstrukcijas, jas palakindamas greičiau. Palaksė. Jaunystė, visiškas vairuotojo nepatyrimas ir nesaugus greitis. O žodžius buvo slidu, palikime nuo šalyje. 3 pagrindinės priežastys, kodėl trečiadienį apie 9 val. Ryto Šilutės rajone Saugose įvyko kraupi avarija, per kurią žuvo 3 vienos šeimos nariai ir jų kaimynė. 20 metų senumo mašina perlūžo per pusę. 19-mečio vairuotojo kūnas buvo išsviestas iš mašinos, įkalinti metalo lauže liko 45 metų vairuotojo motinos, jos 54 metų draugo bei 49 metų kaimynės kūnai. Ekipažas vyko į Šilutę, šeima į turgų, kaiminė vaistų. Avarija vyko, kai lengvame posūkyje nesuvaldytas automobilis Volkswagen Passat iščiuožė į priešingą eismo pusę ir ištiško atsitrenkęs į vilkiko priekį. Žuvęs jaunuolis vairuotojo pažymėjimo gavęs tik prieš pusmetį. Ir tokiais atvejais jau nebesvarbu, kokios padangos buvo užmautos ant Passato, dygliuotos ar ne. Aišku viena, kad mašinos plyšta pusiau, kai jos per greitą važiuoja. Nes juk vilkikas irgi nestovėjo vietoje, o važiavo. Pirmadienį netoli šios vietos žuvo pėsčiasis, prieš 15 metų į medį sudužus Vokietijos piliečio vairuojamam automobiliui Rover žuvo 4 jaunuoliai. Saugose visai nesaugu. Kažkoks neteisingas kaimo pavadinimas. Pasakysiu taip, sausos kojos ir šilta krūtinė. Tada jokia bjaurastis prie mūsų nekips. Būkite aplankyti ir sveikatos. Pamilau tave iš karto, kai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degt karščiau. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.